Labas, aš Liepa ir tu klausaisi tinklalaidės Gilyn apie tas, kurioms svarbu prasmė. Per savo įvairias veiklas aš sutinku daugybę kūrybingų, drąsių, stiprių moterų, su kuriomis pokalbiai palieka daug minčių, idėjų, įžvalgų. Noriu šiais pokalbiais pasidalinti ir su tavimi. Ačiū, kad įsijungiai. Tai labą dieną. Yra trečias Gilyn podcast'o epizodas. Kai filmuoju trečią podcast'ą, pagaliau jau žinau, koks pavadinimas jo. Geras. Jo, ir šitam podcast'e aš kalbinu labai ypatingas moteris, kurios man pasirodo be galo įdomios ir vertos, kad kiti išgirstų jų mintis, idėjas. Ir viena iš jų yra Anelė. Ką pasakiau, miela. Anelė yra labai stipri moteris. Jo? Kaip jauties, kai aš tai pasakau apie tave? Taip, žinai, toksai geras ir to pačiu toksai, bet ar tikrai? Toks, jo, stipri, jo. Toksai gal sunku, gal taip dar įsivardinti save, nes visą laiką matai, kur galima tobulėti ir kur būti stipresniai. Ir ypač toje aplinkoje, kurioje aš sportuoju, tai labai dažnai girdžiu, kad aš nesu pakankamai stipri, nes nesu kaip vyras. Bet aš pastebėjau, kad iš moterų daug daugiau, išeina kažkaip, nežinau, daugiau ir komplimentų gaunu ir jos kitaip mane mato visai. Negu vyrai? Jo. Nes mano, pavyzdžiui, treneris sako, šitam sporte nėra lyčių, tu arba kovotojas, arba ne. Ir su manim čia nesielgia, kai pati sportuoju kažkaip kitaip. Aš tą visą perimu pas save ir perfiltruoju ir kai treniruoju merginas, atsižvelgiu, kaip aš nenoriu būti treniruojama ir treniruoju taip, kaip įsivaizduoju, kad moterims yra geriau, nes man ką pereiti yra daug sunkiau dalykus. Tai aš tą sukramtau ir galvoju, okei, šitus dalykus galima pasimti, jo reikia stiprinti ir ten, žinai, tas senas, žinai, užgrūdint. Bet aš kažkaip įsivaizduoju, kad man daug dalykų nepadeda. Man jie kaip tik apsunkina tik tai viską. Tai aš, nežinau, stengiuosi su merginom elgtis taip, kaip norėčiau, kad su manim elgtųsi. Ir treniruoti jas taip, kokią įsivaizduoju, aš norėčiau trenerio, trenerės savo. Man šiaip tas dalykas gyvenime juo tiesiog vadovaujasi, kad su kitu žmogum kaip norėtum, kad su tam elgtųsi. Ir atrodo viskas tada žymiai paprasčiau. Jeigu visi šito vadovautųsi, tai man atrodo būtų tiesiog viskas gerai. Jo, tikrai, jeigu tu tiesiog visą laiką elgtumės taip, kaip nori, kad su tavim elgtųsi. Kartais nesigauna. Aišku, nesigauna, taigi mes žmonės ir čia normalu, bet dar labai žmogiška tiesiog pasakyti, tokie aš suklydau šitoj vietoj. Galim, nebūti teisi ir, gal, žinai, atsiprašau, jei skaudinu, ne tokia mano intencija buvo, tiesiog mano reakcija pirminė. Man irgi dažnai būna visokių kitokių pirminių reakcijų. Mane tai labiausiai turbūt treneris darbas tai mokina kantrybės. Aš niekada kantrybės neturėjau, bet čia tiek reikia tos kantrybės. Nes kartais atrodo, aš pamirštu, kai pati šitą dalyką jau ilgai sportuoju ir darau, tai atrodo, savaime suprantama, kad šitas judesys turi būti toks, žinai. Ir kartais pagaunu mintise, galvoju, aš jau, žinai, keikiasi, galvoju, nesąmonė, kodėl šitaip nesigauna. Ir tada atsimenu save pačioj pradžioj. O Dieve, kaip man nedaeidavo. Taip ir labai fainai, kad aš turėjau šiaip ganėtinai sunkią įsivažiavimo pradžią, tai man visą laiką padeda taip save biškį ant žemės patupdyti ir, suteik vilčių. Čia nereiškia, jeigu nesigauna merginai iš karto, tai nereiškia, kad tai nesigaus po mėnesio. Nes aš būtent tokia ir buvau, kuriai visai nesigavo. 8 metus tokių šūdą maliau, atrodo, tikrai, kai pasižiūri savo senų video, labai džiugiuosi, kad treniravausi visą laiką save, stengiuosi kažkaip nusifilmuoti, pasižiūrėti, kaip sekas, tai daug pasikeitė.
gali matyti tada tą progresą. Jo, ir aš skatinu daug drovisi merginos, sakau, nereikia kelti, nebūtinai čia, jeigu nusifilmuoji, tai reikia viešinti šitą tu savo. Ir aš skatinu irgi pasifilmuoti vieną kitą ir matau, jas būna per treniruotis pasideda, telefonus nusifilmuoja, paskui studijuoja, kaip čia kas. Nes, man atrodo, čia tas kertinis dalykas, kai tu nusifilmuoji, tu matai, ką tu darai ir tada tu pasižiūri ir tada kažkaip viskas susijungia. Nes aš būna aiškinu, kad ranka, kai, pavyzdžiui, tiesi smūgį, jinai grįžta ne prie papo, o prie veido. Ir vis tiek, grįžta čia. Ir, aš būna kartais tiesiog pastatau tada prie veidrodžio ir viskas susitvarko. Nes mato. Taip. Save svarbu matyti, kad galėtum pasidaryti. Tas pats ir wakeboardai iš tikrųjų visuose sportuose. Kai tau sako, ką daryti, atrodo, kad tu darai jau tai, ką tau sako, iki kol nepasižiūri video ir supranti, kad visiškai nedarau. Ir tada pasižiūri, tada, kažkas įvyks, kažkokia jungtis ir lemputė. Šipičius arbatos. Gerai, labai čia mes taip fainai iš karto gilin įėjom. Įlipom. Tai gerai, o gal tada sugrįžkim ir papasakok, tai koksgi tas sportas, kuris yra tavo aistra, tavo šiluma, tavo meilė gyvenime. Jis labai gyvenimiškas. Aš pastaruoju metu kiek galvojau, tai aš viską pritaikau savo gyvenime, absoliučiai viską. Ir jis labai toks kategoriškas, tu realiai save įstumi į ringas, tai grinai kovos laukas. Ekstremaliausia vieta, kurioje esu buvus ir niekur taip nesu jautusi kaip ringe, nes ten tiesiog ant tiek užverta adrenalinas ir tada tu stebi save, ką tu darai ir ko tu nedarai. Ir man tai yra didžiausia turbūt vieta augti. Kadangi aš pasirinkau šitą sportą, jis man labai patiko. Ir aš jį matau kaip įrankį, kaip tiesiog augimo savęs stebėjimo, padėjimo būti šito žemėje, nežinau. Viso ko man jisai įrankis ir aš noriu augti jame, tai man ringas tada toksai yra neatsiejamas dalykas, nes ten eini pasitikrinti, eini dar išbandyti visokių dalykų. Aišku, sparingai irgi yra labai sunku, aš atsimenu, sparingų tai bijodavau. Nes, ten irgi nežinai, kaip ten tas tavo kolega ar tau stipriai suduos ar ne. Aš sportuoju pagrindiniai grupiai, kur yra labai minimaliai merginų. Dažniausiai aš būnu grupiai viena, gal 2-3, bet šiaip nebūna merginų daug. Tai vis dabar su kaunietėm susibendravau dar vieną trenerę. Tai sakom, susibėgsim, pasisparinguosim, nes labai sunku augti tame, nes arba tave žymiai už tave stipresnis vyras, arba tave saugo, arba su tavim ilsisi, žinai, ten irgi per tos sparingus netiduoda savęs daugiau, arba tave lupa ir tada tu bijai ir traukės. Tai man tas sportas yra tiesiog apie atradimą ir šiaip iš tikrųjų tai savęs pažinimą ir aš einu į baimę, žinai, savo tiesiai akį žiūriu baimiai, taip jinai va, baimė ir aš žiūri. Aš atsimenu, kai pradėjau, aš Anglijoj pradėjau sportuoti kickboksą. Galvoju, ne, čia tik for fun, tikrai gyvenime aš neįsiu kovoti, žinai, man čia gaila, nosytę sulaužytų dar kažką. Ir žiūriu, kad kuo toliau man sekasi, patinka, ir įdomu. Ir įdomu, nes baisu ir kažkas naujo ir kas tenai. Ir aš laukiu ilgai iki pirmo savo kovos, tikrai. Kokius 3 metus gal. Ir jinai buvo tragiška. Buvo tragedija. Kaip mano antra kova irgi. Bet kaip man sakė treneris, pergalės lepina, o šitas pralaimėjimai grūdina ir mokinies. Šiaip apskritai man kova yra, tai vienas laimi, kitas pralaimi, bet iš esmės tai čia patirtis. Ir tu tiesiog žiūri, aš žiūriu
aš neinu, man neįdomu apie, kad aš čia, aišku, pagerinti man ten širdelę, jeigu būčiau geriausia, čia visų geriausia, bet čia vis tiek man ne apie tai, nes tada čia tiesiog būtų kažkoks ego lepinimas, man tai apie tiesiog savo augimą, savęs pažinimą ir pamečiau mintį. Labai gerai kažkaip sudėliojus, tik užtęsiau. Aha. Nu, tu augu kaip sportininkė, augu kaip trenerė, augu kaip žmogus ir šiaip įdomu, kaip tenai mano kūnas reaguoja tokioj, kur pilnas adrenalino, kaip nereaguoja, pavyzdžiui. Būna, kad nereaguoja, ne? Nu, tu pas save irgi labai daug turbūt adrenalino darint. Aš įsivaizduoju, kaip man buvo tokios švininės kojos, kur, nekyla, aš girdžiu, treneris man reikia keliai ir aš, nieko, jos nejuda. Absoliučiai, žinai, einam į mane varžoja tiesiai, o aš stoviu, žinai, ne tai, kad pasitraukčiau, pabėgčiau, stoviu, žinai, ir toliau permušinėt bandau. Ir čia tokia, žinai, atrodo, taigi viską žinau. Ir tenai tiesiog supratau, kad, vienas dalykas augimas treniruočių metu, ten sparinguose su kolegom, bet kai tu į ringę, ten atskiras reikalas, kad tu ten visiškai, ten nuo pat pradžių, nulinė. Aš jaučiuosi ten visai, žinai, kad reikia man tos patirties tiesiog, kurios yra sunku gauti, nes mažai kovojančių merginų. Ir pastato, nesvarbu, dažnai. Aš ten su pora kovų, ar, žinai, keletą tų kovų, o ten mergina su 10 kovų. Nesvarbu, tiesiog sumeta tą. Bet, tu augi iš to, vis tiek fainai. Man labai patiko. Tarsi man labai patiko, bet ir to pačiu, sunku. Geras. Tai Muay Thai. Jo. Pavadinimą. Muay Thai. Taip ir nepasakėjai, jo, aš taip vis laukiu, galvoju, kada pasakysi, kas tai yra, kas ta tavo meilė. Tai yra Muay Thai, ne? Bet paminėjai kickboksą. Tai pradėjau. Tu pradėjai nuo kickbokso ir kažkaip tiesiog... Grįžau į Lietuvą ir tiesiog grįžau gyventi Kauną ir man visą laiką, aš ten girdėjau tą vardą Titanas. Ir atėjau ir čia Muay Thai, tai Muay Thai. Ne, aš tavęs kol kickboksą lankiau, galvoju Muay Thai. Ne, gyvenime baisiausias sportas. Ne, negalėčiau. Bet atėjus čia tai eina savo. Visiškai pasikeitė mano nuomonė kardinaliai. Nes šiaip iš kur skilęs Muay Thai, tai iš Tailando. Ir kas fainiausia, kad labai viskas bendrai eina su jų religija, filosofija, budizmu. Ir viskas persipina ir tos tradicijos senos, gilios. Ir kai tu iš tikrųjų, kai buvau Tailande, labiau pasigilinti tos visus dalykus, tai, tu supranti, kad tu eini, ne šiaip sportuoji, bet atrodo tavo ir siela to pasipelnė. Nežinau, man toks jausmas, kad kiekviena treniruotė kažkaip prisideda prie mano to mažo augimo, kaip žmogaus. Nebūtinai fizinio, žinai, ne fizinio kūno, bet ir sąmonės. Kad kiekvienas sunkumas, perlipimas, jis būna daugiau, vis daugiau duoda tau. Ar tu viena taip jauties iš tų, ką tu pažįsti, ar yra daugiau žmonių? Aš kaip dabar turiu savo grupę, Titano merginas. Aš jums visą laiką apie tai pasakoju ir man atrodo, jos labai panašiai jaučiasi. Nes man labai svarbu, kad jos neteitų tiesiog čia, nežinau, gerai, kurios ateina ten dėl kardio, dėl kažkokių dalykų, bet suprastų, ką jūs darė, kad būtų sąmoningos, kad sąmoningai suprastų, kas čia per sportas ir kodėl visa tai vyksta ir kad gali iškelti visokius, žinai, jausmus ir visą kitą. Nes labai šiaip kontaktinis, nes pas mus yra klinčas dar, pavyzdžiui, kur toks apsivy ir kaklą rankomis ir tu grumės dėl patogesnės padėties gali parvesti žmogų, gali su kelieniu smūgiuoti, su alkūne įkišti.
Tai, jis labai kontaktinis ir aš matau, kaip merginom nemalonu, nes daug žmonių šiaip dabar yra tokie labiau, žinai, savo, o čia reikia liestis, dar prakaituotas visas, žinai. Tai matau ir vis tiek eina daro. Tai toks, jo. Man atrodo, kad man pavyksta bent jau 5% merginų išsineša šitą idėją. O šiaip tai aš tikiuosi, kad ir daugelis vaikinų taip jaučiasi, aš nežinau tiksliai. Nelabai šnekusi. Ne taip kaip man atrodo, gal ne taip giliai gal žiūri. Aš manau, kad kažkiek, žinai, supranta. Kiek pasišneku, su kuriais pasišneku, manau, kad jie irgi supranta apie šitą dalyką. Bet čia, man atrodo, šiaip apskritai priklauso nuo kiek žmogus, žinai, gilų savo ir atvira savo. Tai tiek atvirai gali ir priimti visą Muay Thai dovaną. Jauties, kad tai yra dovana? Aš jaučiuosi tikrai apdovanota, kad galiu sportuoti, kad mano kūnas tai patiria. Aš dar galiu dalintis iš viso. Aš visiškai pilnai to gyvenu. Tai yra mano veikla, mano uždarbis, aš iš to gyvenu. Pati sportuoju ir dalinuosi to su merginom. Esu atsidavus. Nes iš pradžių buvo, kad dirbau kitus darbus su trenerės, maišiau, bet paskui tiesiog galvoju, neuždirbsiu aš tų visų pasaulio pinigų ir nesu laiminga, tai kam? Ir eina merginos ir tada žiūri, kad nereikia net jokių papildomų darbų. Koks jausmas yra uždirbti iš to, kas tau teikia džiaugsmą? Aš sakau, kad kaip dovana, aš nesijaučiu, kad aš dirbu. Nes gal mes surišę tą žodį darbas su tokiu neigiamu kažkokiu tai asociacija, žinai, darbas, tai čia būtinai turi tau nepatikti ar ten pinigus tik tai tau nešti, žinai, kad tu turėtum iš ko išgyventi. Aišku, visokių dienų būna, tikrai nebūna, kad visą laiką kaip į šventę būna ir kad aš ar prasčiau jaučiuosi, ar man, žinai, mėnesinės kokios dar kažką, tai... Bet bendrai tai geras. Jaučiuosi labai laiminga. Tiesiog labai laiminga. Nes galiu tiesiog dalintis tuo, ko aš labai tikiu. Toks jausmas. Aš tikiu, kad Muay Thai gali padėti, nes tiesiog tas kilo ne iš to, kad noriu labai didelio padėti žmonėm, bet iš to, kad man padėjo. Aš labai tuo tikiu. Ir tiesiog noriu pasidalinti, gal kažkam irgi padės. Sakai, Muay Thai tau padėjo. Ką padėjo? Jo, geras. Čia tai bus gilu. Gilin. Priimt save. Jeigu taip vienu žodžiu, viena savoka, tai galėčiau sakyti priimt save turbūt. Aišku, be to, žinai, vaikščiau ir pas terapeutą, psichologą, daugelis žmonių. Man kažkaip buvo vis laik įdomu, aš nenorėjau stovėti kažkokiai stagnacijai. Šiaip, nuo vaikystės tiesiog buvau labai smalsi ir, žinai, ką aš čia veikiu, kodėl aš čia esu, kodėl aš tokia, o ne nokia, kodėl aš reaguoju į situacijas taip, o kiti kitaip, kodėl mane va čia kažkas vadina per jautre, kodėl aš, žinai, čia, nežinau, daugiau verkiu negu kiti, ar ten dar tokie, žinai, visokie dalykai. Ir, susikompleksavau. Baisiai jautrus vaikas buvo, baisiai. Ne baisiai, jautri tiesiog. Gal patiriu, man atrodo, labai giliai viską. Smalsiai žiūriu dalykus ir, man atrodo, neįdomu, kas paviršiui, visą laiką norisi irgi va čia taip kapstytis. Labai fainai, kad geram pokai podcast'e atsiradau gilin. Tai va, ir turėjau panikos priepuolių, ypač išvažiavus į Angliją, ten gyvenau viena be šeimos. Sesė ten už kokių 5 kilometrų gyveno. Susitikdavom kartais, bet vis tiek tas jausmas, kur draugai viskas pasiliko, iškilo visi panikos priepuoliai, nerimas ir
Nu, nebegalėjau taip, žinai, gyventi. Ir pradėjau sportuoti šitą kickboksą. Kas labai man padėdavo, aš visą laiką daug sportavau, lengvoji atletika, šokiai, visoje baseinas ir visa kita. Bet šitam sporte viskas atsijungia, žinai, tu esi čia tiek daug veikia ir ranka, koja, kūnas, klubas, galva, net ten pasukti, apie tiek turi, žinai, pagalvoti ir pajausti, kad neturi visiškai laiko galvoti apie kitus dalykus. Bet tu taip kaip kažkokia meditaciniai būsenai patampi, tu su savo kūnu ir tu su tuo treneriu dirbi, žinai. Ir, tas man labai padėdavo ir išsikraudavo labai energiją. Kai tas vien tik tai ta įsikrovimas nepadėjo, nes priprato kūnas, tada jau terapija. Bet kai kuo toliau, tuo labiau pradėjau žiūrėti šitą sportą po terapijos kaip į terapiją. Kad šitas, su to Muay Thai ypač tiek daug tu gali išjausti, nujausti kiekvieną savo kūną, kiekvieną dalį, nes tu dirbi ir su alkūnėm, ir su keliais, ir stebėti savo emocijas. Ir būna, kai labai užkyla viskas ir pratrūksti. Nežinau, ar tau yra kada nors intensyviam sportuojant, kada nors paimi ir apsiverki. Išeina. Nebuvo? Gal labiausiai iš to, kad kai kažkas neišeina, tai tada gal, toks būna. Bet tai aš tai šiaip žliumbeklė esu, tai... Mano tema. Tai man, tu eik, tai ten ir su kaitais. Žmonės galvoja, kaip jie prasilenkia su manim su kaitais varant, tai žmonės galvoja, kad aš esu labai piktas žmogus, nes aš ten keikios. Man atrodo, kad man geriau išpykti ant to kaito. Aš suprantu giliai kažkur sąmoningai, kad čia iš tikrųjų, ne kaitas kaltas, kad man nesiseka, bet lengviau kažką kitą apkaltinti. Negi dabar aš kalta, kad aš čia lievai varau. Ne, čia kaitas. Čia kaip buvo su, žinai, maišu kavančiu. Tai galvoju, tu maišė, palauk. Paleidė alkūnės. Jo, tai man tiesiog šitas sportas padėjo priimti save. Kokia esu tiesiog su visom savo per jautrumu tuo, žinai, kaip ten netitinki kažkokių standartų, dar kažką tiesiog esu, kokia esu. Man labai patinka, kas pas tailandiečius, ypač treniruotis, čia visi kuklesni Lietuvoje. Bet kaip aš kaifavau, kai tiesiog laiko tau tas letenas ir sako, rėk. Ir ne, daužais ir visas emocijas, sako, tau lengviau su kvėpavimu. Ir aš ten taip įsirėkdavau. Ir visi, absoliučiai visi, kas sportavo, tam klube visi rėkia. Toks geras, aš bandau kaip nors įkalbėti merginas, vieną kitą parėkia, bet vis dar, žinai, nejauku. Bet balsas yra kažkas, balsas kažkaip apskritai yra toksai dalykas, kurio žmonės savyje bijo. Visiškai. Išleisti garsą, kalbėti tai viena, tai pakalbėti tai negali nekalbėti. Bet ir savo tiesą, kaip sunku išsakyti. Taip, savo tiesą, save išgirst, savo balsą. Va, kad ir išrėkt. Jo. Žiūri, kodėl taip sunku? Taugi negerai, kodėl taip sunku? Baisu užgauti. Baisu užgauti, jo. Kaip būtų lengva, jeigu visi žmonės... Būti nepatogiai baisu. Jo. Nes moterisgi turi būti patogi. Man taip atrodo, kad, taip visuomenė sudėta, žinai. Jo, ir čia turbūt nieko net nėra, kad kažką reikia dėl to kaltinti. Nėra, žinai, kad dabar čia vyrai kalti, kad moterims taip yra. Ne, tiesiog tokia visuomenė. Taip nes yra. Mes užsileidžiam čia. Šiaip tai viskas prasideda, manau, nuo pačių mūsų. Taip. Kaip ir su kokiais žiūri santykiais, nežinau, esi turėjus kokių lievų santykių, o paskui gerus santykius, o kas pasikeitė, tu tiesiog turbūt, bent jau man tai buvo, kad aš nuo pat pradžių pasakiau, kaip
kaip mano ribas nubrėžiau. Ir viskas pasikeitė ir žiūriu, tai čia turbūt ne kiti buvo kažkokie ten blogi, o tu tiesiog savo neleidai. Taip. Gauti ko tau. Ir kiek to reikia praeiti ir kiek tu pats kaip žmogus turi išmokti, kad suprast, kas yra tavo ribos, kas esi tu, kas yra... Jo, taip gražu. Viskas yra patirtis, tai kaip ir kovoji. Kaip ir šitoj būtent šitam Muay Thai sportui. Tiek daug visko turi praeiti, kol tu jautiesi kažkaip bent jau patogiai. Labai nepatogus sportas. Dėl to man jis ir patinka. Nes čia aš su visais savo šešėliais susidraugavau. Ir pažinau juos. Nes visai... Jo. Nes visiškai visus šešėlius, tai įsivaizduoji, tau trenkia į veidą, tai tu supyksti ant to žmogaus. Ne tai, kad, pavyzdžiui, pagalvotum, tai gerai, man reikia gintis geriau, nes man trenkia į veidą. Aha. Ir tada gyvenime tas pats, ne? Taip. Apie ką ir kalbu? Kad realiai tas kovinis sportas nėra toks jau ir baisus. Jisai realiai visur pritaikomas. Turbūt ir kiekvienas sportas. Visur, kur tu pasižiūrėsi savo kažkokią šaką, tu visur gali išvelgti tų gyvenimiškų pamokų. Kur tiesiog, jeigu išmoks tam, aš dabar mokinuosi su Muay Thai. Man dėl to ir vadinu šį kaip įrankiu. Nes manęs veda ir aš tada tiesiog pritaikau savo gyvenime tos dalykus. Ir jeigu tu taip žiūri kiekvieną dalyką, kiekvieną sportą sąmoningai darai, viskas. Tu tada išmoks, pavyzdžiui, sporte ir eini gyvenime, tau lengviau būna. Nes tu jau praėjai, tu tą patirtį gavai. Skaudžiai nosį, bet... Bet jinai tokia aiški, nes iš tikrųjų pirma reakcija tai būna, tu supysti ant to žmogaus. Ko tu man čia trenki? Tipo, o tai palauktų į tokį sportą, gražuolė atėjai, tai ko tu nori? Tai va. Kaip tu gražiai pasakei, aš dabar mokausi su Muay Thai. Gyvent. Per Muay Thai, su Muay Thai, ne gyvent. Gerai, o kodėl tada, kaip tu supratai, kad dabar jau bus, kad aš mokysiu kitus ir tai bus merginos? Viskas labai natūraliai gavosi, niekada nebuvo tokio, gerai, gal ir buvo kažkoks didesnis pajutimas, bet buvo, iš vis aš buvau dar Anglijai ir, aš tokia, žinai, vis laik buvau ta tokia perfekcionistė, kur visus judesius jau turi taip tobulai daryti ir man visai gerai sekėsi, jos iš treniruočių metu aš juos gerai padarydavau. Ir man treneris tiesiog pasiūlė, sako, aš turiu merginų grupę, nespėju, gal tu nori. Ir aš pradėjau jas mokinti. Ten tokie, žinai, techniniai dalykai, gal labiau atrodė, ten kaip fit kickboxing, kažkas tokio. Tai buvo kickboxo mokinai iš pradžių. Ir tada grįžau į Lietuvą ir nusprendžiau jau, kad Muay Thai. Aišku, ten pas savo tą trenerį mes visko darėm. Ir alkūnės, keliai buvo viską. Bet kai grįžau čia, pradėjau treniruotis Muay Thai. Ir tada, sakau, tai buvo labai juokinga istorija su treneriu mano. Aš tiesiog palankius porą dienų atėjau pas ir sakau, jūs neturit merginų grupės. Sako, Sakau, reikia. Sako, tai ką siūlai? Sakau, darom. Sakau, aš noriu treniruoti. Man patinka. Aš pajaučiu, kad man patinka, žinai. Tiesiog jisai, sako, tu gal pasportuok dar biškį. Sakau, gerai. Žinai, sportuoju, sako, jis ateina, nežinau, po kiek ten savaičių atėjo, dar mėnesis buvo tikrai nepraėjęs. Sako, tu čia viską, žinai, turi, viskas gerai, sako, tai kada darom? Sakau, tai jau galim? Sako, tai jo, sako, ko tu lauki? Sakau, gerai. Koks jausmas? Jaudulys. Tokia, žinai.
O ne, dabar turėsi daryti tikrai tau, ko vis laik svajojau daryti. Toks va jausmas buvo. Ir toksai, o Dieve, tarsi, tu neįsivaizduoji, kiek laiko, nu, man mėnesį gal užtruko paleisti tą, kad jau va, darysiu treniruotės, vesiu. Aš tenai taip jaudinausi, ten pusę torto būdavo suvalgyta. Tai draugėm išrašinėta. Jo, nes, žinai, viskas, jeigu, žinai, dabar jau pradėsi daryti tai, ko visą laiką svajojau daryti, nes, nu, kol buvau Anglijai, tai mano didžiausia svajonė buvo, kad grįšiu į Lietuvą, va, turėti merginų grupę. Tai buvo mano svajonė. Ir eina savo, nu, kaip pagalvoju, va dabar, prieš metus. Aš balandžio 4 pirmą treniruotę pradėjau vesti. Tai aš jau metus gyvenu savo svajonę. Tai aš taip ir sakau, kad aš tikrai gyvenu savo svajonę. Nes kartais, žinai, būna, tu pasieki ir paskui įsivažiuoji tą rutiną ir tu net nesupranti, kad tu pasiekiai tą dalyką. Žinai, kai tu nebūni sąmoningas, dabar, nu ką toliau. Ir toliau, žinai, aš visą laiką stengiuosi būti iš tikrųjų dėkinga ir mano treneris yra nuostabus žmogus, kad jis manim tik paėmė ir patikėjo ir leido ir tų merginų vis daugėja ir jo. Nu, tikrai jaučiuosi kaip gyvendama savo svajonę. Labai, žinai, toks visą laiką norėjau, nu, tas jausmas, kur, žinai, dirbi kažkokį darbą, ten darai ir tos pilnatvės. Ta pilnatvė turbūt ir atsirado. Bet buvo labai didelė atsakomybė prieš save, žinai, nes jeigu nepaeis, tai kai baisu, nu, šiaip didelė baimė buvo. Nebuvo lengva. Kas galėjo nepaeiti? Aš neįsivaizduoju, bet buvo tai baisu. Buvo baisu, neateis merginos, nesusirinks, nenorės lankytis. Nu, visokių tų baimių, čia ką žmonės pasakys, čia kas iš viso per random pana dabar trenerė Titano, čia kodėl jinai treniruoja. Ir dėl to, kad aš tuo tikiu labai, turbūt. Aš to taip tikiu, kad tiki ir merginos manim. Nes, nu, aš neapsimetinėjau, tiesiog esu. Vat kokia dabar esu, aš tokia ir su jomis. Ir tas jautrumas, jisai dabar, kaip tu jį žiūri, kaip prieš tai turėjai, ne, kažkokį tą požiūrį savo į tą savo jautrumą ir dabar kaip tu jį žiūri. Jis nedingo niekur. Mano dalis, žinai, viskas. Tiesiog esu tokia. Ir žymiai daug lengviau, kai, nu, priemu ir jeigu kažkas kažką pasako, tai man juokinga. Nu, kur anksčiau, žinai, susigrūzini. Čia pirmadienį po varžybų rašiau savo tokią įdomią mintį, nes buvo labai sunki, nepasisekė man tos varžybos taip, kaip aš, žinai, norėjau, įsivaizdavau, bet aš ten, nu, vis tiek patirtis yra, kokia jinai bebūtų. Gali būti ir labai sunki ir skaudi, bet žodžiu. Aš pasirašiau savo tokius žodžius, kad niekas iš tikrųjų, žinai, tau negali nieko pasakyti skaudaus, jeigu tu jautiesi tvirtai savy. Aš, pavyzdžiui, pirmadienį buvau labai pažeidžiama ir mes ten, nu, kažkas kažką pasakydavo ar pasakė, žinai, nu, man žiauriai kerta, iš karto ašaros rieda, nu, tikrai kokia aš prasta tenai tame, kokia. Bet tada supratau, kad čia tiesiog laiko klausimas, aš atsistatysiu ir čia tiesiog, nu, proceso dalis. Ir aš tiesiog pradėjau to mėgautis. Okei, nu, man sako, aš verkiu, man negera. Ir tada suprantu, kad, nu, čia tik dėl to, nes aš taip viduje apie save galvoju. Nes, nu, tikrai, nu, tau dabar pasakytų, kad tu baisi Liepa. Nes tu žinai, kad buvo, tu... Buvo, neseniai pasakė. Nu, bet tu žinai, viduj, nu, tikrai priemi save, tikrai, nu, vat, priemi save tikrai su visais dalykais, niuansais, kurie gal tau nepatinka, bet tu radai kažkokią, tai, žinai, būdą, kaip priimti. Tai va taip pat ir su to jautrumu.
man pasako, kad, nu, tu jautri, tu negali verkti, tu negali rodyti emocijų. Ir aš taip. Nu, taip, Ne, tai tu negali, aš galiu. Watch me. Nu, okei, nu, aš nesu, nu, kažkokia tokia, kokia būčiau patogi kažkam. Ir sunervinu, žiūri žmonės. Jie nervinas, kad tu jautri? Manau, kad jau. Nu, nes aš leidžiu savo būti tokiai. Nu. Tada jos nervina, nes jie savo neleidžia. Nu, tai taip, ir čia viskas yra apie tai, bet jeigu, nu, tu nesi atviras su savim, tai tada tau, nu, tada tiesiog tu nukeli visą tą erzulę ant kito žmogaus ir tas žmogus toks yra noks, bet ne tai, kad jis tiesiog atspindi kažkokią tavo dalį ir tave erzina, nes čia tavo triggeris ir bla 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 bla, nu, žodžiu. Jo, visi tie ten dalykai. Na, visi ten tie dalykai, kurie tu tiesiog, jeigu tu būni su savim tikras, nu, tai... Sakai, kad yra ta tokia muitai, ar tai yra tiesiog bendruomenėje, ar pačioj filosofijoje, kad tu negali rodyti emocijų? Nežinau, negaliu pasakyti. Dėl filosofijos, dėl bendruomenės, nes nenoriu tiesiog nusišnekėti, nežinau. O dėl bendruomenės, tai jo, nu kaip ir žinai, kovoj, aš tą suprantu, nes jei tu parodai, kad tau skauda kažkurioje dalyje, tai tau trenksi tą pačią pusę. Nu, pavyzdžiui, tau trenkia į koją ir tu parodai išraišką, emociją išreiški, tai tau trenks galimai dar kartą, nu, kad palauž tą vietą, žinai, nežino tavo silpnybę. Yeah. Tai daug kas išsineša šitą žinutę, manau, į savo gyvenimus. Taip. Supranti apie ką aš? Kad jie vadovaujasi paskui gyvenime tuo, kad tu negali rodyti savęs, nes bus taip ir taip žmonės pasinaudos to. O mano filosofija asmeninė gyvenime yra tokia, kad aš noriu elgtis su kitais žmonėm kaip, norėčiau, kad su manim elgtųsi. Tai vadinasi, aš jeigu noriu, kad žmonės su manim būtų atviri, aš turiu būti atvira. Ir tas ir kertasi turbūt šitą filosofiją su ta. Nes aš jeigu aš apsimetinėsiu, tada ir su manim žmonės bus netikri, bet aplink mane dabar žmonės visi yra tikri, nes aš tikra ir prasideda viskas nuo manęs. Tai čia tokie, aš nežinau, čia nei blogai, nei gerai. Tiesiog aš tokia, o kiti vadovaujasi kitokia filosofija. Ir aš negaliu pasakyti, jeigu jiems gerai taip gyventi, jiems gerai. Aš, visi sakau, eina per savo kelią žmonės. Tu sakai kertasi, bet man toks klausimas tada, ar tai kertasi tavo pačios viduje? Ar šitie dalykai tau pačiai kertasi? Aš jaučiuosi kaip terapija. Ir tavo, o Dieve, tu žinau šitą dalyką. Vat aš dar einu per šitą kelią. Dar negaliu tau atsakyti tikslaus. Jo. Nes, jaučiu, kad čia dar, einu ir aiškinuosi su šitų dalykų. Darsme, patiriu, kas per dalykas ir kaip būti. Nes visą laiką aš atsitrenkiu į tai, kad, aš noriu būti, aš suprantu, ten visokių žmonių būna, bet man kažkaip norisi būti, kokia aš esu, tikra, žinai. Ir aš pavargus nuo tų kaukių ir nuo tų dalykų. Aš tada tiesiog atsisijoju žmonės, kurie, žinai, jaučiu, kad ne tokie, kokie, žinai, apsimetinėja, tai aš vengiu tokių žmonių ir tiek. O ten gal tiesiog tokios tvirtybės pamoka. Žinai, tam tikrose situacijose manau, kad galima pritaikyti, bet sakau, aš tau dabar tiksliai negaliu atsakyti. O kaip tau atrodo? Tai esi tokiose situacijose dabar, kad tu nerodytum kažkokios emocijos, o šiaip būtum, nes aš matau, kad tu esi labai tikrai irgi.
Man žinai, kas yra? Man yra turbūt stuktelė 30, ir va dabar, paskutiniu metu, negaliu pasakyti, kad nuo tos dienos, kai suėjo 30, bet jau tas, turbūt, kai jau persivertė tas gyvenimas, pradėjo eiti ta linkme, kurią aš noriu, kurią aš tikslingai einu, aš supratau, kad emocijos yra antiek neatsiejama dalis žmogaus, kad jos yra stiprybė, jas suprasti ir yra stiprybė. Nėra stiprybė nerodyti emocijos ir ją užgniaužti. Man taip atrodo. Taip. Nes irgi, pavyzdžiui, tarkim, tas pats pyktis, ne? Jisai yra labai stipri emocija. Ir seniau man visą laiką būdavo toksai kaip ir gėda gal šiek tiek, žinai, kaip čia dabar, visi žmonės įsivaizduoja mane, žinai, jie turi savo paveikslą ir aš maždaug žinau, koks tas paveikslas. Žmonės įsivaizduoja, kad Liepa yra tokia, kur visą laiką šypsosi, visiems visą laiką tik nori gero, throw kindness around like confetti, žinai, ir važiuojam, visi geri, visi. Bet aš turiu tą pusę, kuri, aš nesu kovos menų atstovė, bet aš galiu duoti galvą kažkam. Tai gal ne techniškai, bet, ta prasme, jeigu mane... Žodiškai. Aš ir fiziškai, ta prasme, aš eičiau. Jeigu man reiktų muštis, aš muščiaus, ta prasme. Važiuojam, gerai, žinai. Man atrodo, pakviesti į treniruotę. Į ringą jau iš karto. Ai, tu čia nori muštis, ateik. Einam, persimesi. Jo, ta prasme, ir man kažkaip visą laiką, taip, kažkuriuo momentu man buvo toksai, kur, čia gal gėda, gal aš čia turiu paslėpti, kad čia būti ta gera, žinai, tokia graži savo versija, kokią aš noriu, kad matytų žmonės. Ir kažkaip po paskutiniu metu aš pradėjau pasakoti žmonėm, kad aš neseniai iškoliojau kažkokį dėdą, žinai, ir būčiau ir davusi galvą, ir nes tai yra dalis manęs. Ir tai yra emocija, pavyzdžiui, tas pyktis, ne? Mano supratimu. Labai aišku svarbu, ką mes su juo darom. Jeigu mes vaidinam, kad jo nėra, tai tada jisai mus valdo. Ir jis gali valdyti skirtingus žmonės skirtingais būdais. Pavyzdžiui, tarkim, mano atveju pyktis išsireiškia taip, kad visas pasaulis sužinos, kad aš pykstu, žinai. Jisai man veržias kaip vulkanas. Bet yra kitų žmonių, kurie pyktį naudoja prieš save labiau. Jie turi įsitikinimą, kad pyktis yra blogai ir jie tada nenori būti blogi ir jie tada slepia tą pyktį, gniaužia ir laiko ir neišleidžia. Tai tu pūni iš vidaus. Man taip irgi atrodo. Ja. Šiaip žiauriai, man tai atrodo pyktis dar vienas labai geras įrankis pažinti save ir dažniausiai pyktis kelia, nes kažkokios tavo ribos buvo peržengtos. Taip. Jis rodo, kur tau skauda. Taip, ir kodėl. Tarsi, iš pradžių, aišku, tau kyla ta emocija, Tai man dėl to šitas sportas ir labai patinka, nes tu čia gali pykti ir tu gali būti labai nepatogi. Ir tada tą išmokti ir perkelti į gyvenimą. Taip. Nes susidraugauju čia su pykčiu, nes pyktis gali būti ir tam tikras kuras šitam sporte. Taip. Ir viskas su juo okei. O kitos emocijos tada? Man tai lygiai tas pats. Su visom. Aš visas kažkaip emocijas, jos yra vienam lygmenį. Čia, žinai, pyktis gal nelabai malonus, nes, tau tada tiesiog nelabai malonu tuo metu. Bet šiaip tai visas emocijas gali paversti į savo naudą. Tau liūdna, tai tu tiesiog išgėdi tuo metu. Leidi savo, įsivalyti, išeina viskas po liūdesio, visą laiką būna ramu. Pastebėjai? Jeigu leidi jam būt, tai tada ir jisai atneša ramybę. O pastebėjai, kad kai tau liūdna, bet tu čia negali liūdėti, tada perauga į pyktį? Man taip visą laiką būna. Savo viduje, žinai, kažkas ten užlagino, žinai. Ir
terabaitai. Terabaitai užlagino. Užlagino, tai ir tu ten kažkaip susivedi, kad tu čia dabar neišeina iš būto liūdėsio ir nužiūri, jau tu, žinai, pyksti ant savęs realiai. Nieko ant kito, bet ant savęs, kodėl čia tavo dabar liūna, kas čia dabar yra, taigi, jo, o kai leidai išbūti. Tai aš dabar, pavyzdžiui, man po tų varžybų buvo žiūri lievai ir, aš taip ir sakiau, man lievai, ir buvau tokia, savo nemalonė ir leidau ir papykti ant savęs, ir paliūdėti, ir, visokios tos emocijos, tegul jos išeina, va dabar aš susitikau, tai man, gerai, man šiandien gerai, nes aš išbuvau tas 3 realiai dienas, kurios, buvo man žiūri visiškai sunkios, bet žinau, jeigu aš jas dabar nustumsiu, sugniaušiu, jos ten tiesiog, pūdis mane. Kaip kažkada, nežinau kodėl, bet aš bijojau kalbėti savo tiesą, žinai. Tiesiog reikštis. Ten, kad ir pačiam tam Instagrame ir visur kitur, ir žiūrėk, aš turiu problemą su skydliauke. Ir atsiranda, tai visiškai, tai yra, toks dalykas, kurio aš tikiu, kad tai yra nuo to, nes mano šeimoje net nėra niekam blogai su skydliauke, kas yra paveldima. Tai jauti, kad tai yra Aš manau, kad nuo to, nes aš labai bijojau kažkaip, tai kažkas nutiko tuo momentu, būtent 17 metų, kai man ištyrė, kad aš susigniaužiau ir viskas. Aš net gabinu kas, gal ir nelabai dabar yra svarbu dėl ko, bet aš manau, kad svarbu yra šnekėti. Aš labai tau norėjau papasakoti, kad kai buvau paskutinį kartą podcast'e, tam, kur pasakojau, kur Ksena ištraukė. Aš išeinu ir man buvo taip gera, nes aš ten pirmą kartą viešai, tikrai kalbėjau ir dalinausi to, ko tikiu. Ir aš tokia einu ir kvieskit mane į podcastus, aš dabar pasiruošiu šnekėti ir tu rytoj, kitą dieną tu parašei. Ir aš tokia... Tai kaip yra svarbu, bet aš taip pasakiau, žinai, visiškai nuoširdžiai ir iš širdies, žinai, ne tai, kad ten kažkaip kaip yra svarbu leis savo kalbėti, ir ypač moterim. Nes mes kažkokios, pastebiu, kad daug moterų neleidžia savo kažkaip kalbėti, būti tokiom nepatogiom. Taip. Ypač, kur mes čia braunamės į vyrų sportus. Ir paskui sako, tu sportuoji ir dar tu čia emocionali, kas tau leido, žinai. Aišku, reikia tam tikrą, žinai, koviniam sportui, tai yra pagarba, pavyzdžiui, Muay Thai ir kitose sportuose moteris eina per ringo apačią arba per vidurį, o vyrai perlipinėja. Taip atiduodamos kariams pagarbą, nes vis dėlto šitas sportas, nes labai ilgai buvo uždrausta iš vis kovot moterim Tailande. Čia keletas metų tik tai kaip kovoja moteris ringose. Wow. Ne keletas, daug truputį, bet dabar nepasakysiu tiksliai kiek jo. Tai yra vis dėlto išlaikoma ta pagarba kariams, nes tai vis dėlto Muay Thai atėjo nuo karo meno. Visi šokiai, visos ties tradicijos ir visi simboliniai dalykai. Tai aš suprantu tą pyktį kartais vyrų, tam tikrą gal kažkokį, nes mes čia perversmą kažkokį gal darom. Bet to pačiu, kiek daug pliusų matau šitam sportą, kuri duoda moterim. Dažnai confident boost iš karto. Visai kitaip moteris čia vaikšto. Aš pati ant savęs patyriau tai, žinai. Ir vis skleidžiuosi ir leidžiu savo kalbėti. Bet, aišku, pykdau vis daugiau ir daugiau žmonių. Vyrų. Nes mažai moterų. Dažniausiai moteris mes kažkaip vieną kitą palaikom. Taip. Bent jau mano rate taip yra. Ir aš nematau prasmės konkuruoti su moterim. Absoliučiai. O su vyrais? Irgi nėra. Kokia čia konkurencija? Šiaip tai kokia konkurencija? Čia susibendravau visai nesenai su dar viena kaunietė trenerė kickbokso. Ir žinai, iš pradžių atsimenu, kai pradėjau vesti, šiai irgi šitą pasakojau, sakiau, kad
eina savo, čia vat, mano konkurentė pagrindinė, nes čia moterų irgi kickboksas, čia muay thai, nu čia va. Ir kaip aš nenorėjau, žinai, prisileisti, nu aš kažkaip gal norėjau eiti bendrauti, ten jos treniruotę norėjau nueiti, bet treneris neleido, nes čia dar tarp klubų, žinai, dar kažką ten. Ir tada aš kažkaip galiausiai pakviečiau aš ją į treniruotės bendras. Ir tokia faina pana. Ir tipo, mes taip išvengiam, taip fainai bendraujam ir aš pagalvojau, nu, kokia čia konkurencija gali būti tarp trenerių. Kiekvienas žmogus atsirinks savo tas, nu, kas tinka, kurio filosofija tinka, kurio charizma tinka. Nu, tarsi, mes vis tiek visi apie tą patį, visi realiai, nu, va, kovinį sportą. Gerai, ten gal atsirinkit dar ten pagal kažkokį techninius dalykus, bet realiai žmonės renkasi mus dėl ko? Dėl to, kad arba vaibina, arba ne. Jo. Nu, visiškai, nu. Arba vaibini su žmogum, arba ne. Nu, tavo žmogus, arba ne. Nu, būna taip. Tai kam, žinai, kam aš patinku, kam ten kitą trenerį, ar dar kitas treneris patinka, nu, tai čia pagal save. Ir tos konkurencijos, tada pamatai, kad nėra nei ko čia šikti batą, nei ką. Nu, tai buvo, kad va, čia pavoks mano, žinai, merginas, kokia vagystė, nu, čia iš viso, nei aš prižiūrėšiu kažką. Ne, lieki čia Titanė. Lieki Titanė ir tik muay thai gali. Ir nieko kito, ne, bet šitą neiškirp, nes paskui, žinai, kai būna iškirpa, ir tada būna panaudoja visiškai kitą. Kai būna, tas yra tik tokia be konteksto. Siaubingas dalykas, nes ten tiesiog iškarpo žmonių citatas ir ten taip kvailai gali pasirodyti žmonės. Jo, ne, neiškirpsim. Tai žodžiu, nejautė, ne, tu konkurencijos su kitais. Ar nėra taip, kad nejauti, o nori nejausti? Šiaip dabar galiu pasakyti tikrai nuoširdžiai šiuo metu ne, bet būna visokių dienų. Nu, čia tiesiog, man atrodo, kaip ir visi, žinai, kartais pameti, nu, nebūni sąmoningas ir tu jau žiūri, užsisuki kažkokiose keistose mintise, čia va tas geresnis, čia tu tą per mažai darai, paskui calm down, aš esu šios dienos geriausia versija, kokia gali būti, tokia turi būti, nu, tokia esu, kokia esu ir viskas, nu. Ir pas mane atei žmonių tiek, kiek aš galiu tuo metu pavežti. Aš su šitu irgi per laiką tik tai, nes būdavo susirenka, va, būdavo pradžioje 8, ten kitą dieną žiūri 14, kitą dieną vėl kokios, žinai, 10 ir, žinai, būna iškart nesusipatogini, kai mažiau merginų, dar kažką, bet dabar supratau, kad jų ateina tiek, kiek aš tą dieną galiu palaikyti joms erdvę, nes aš vis tiek esu viena ir kiek aš galiu leisti tuo metu. Ir tada viskas labai, tada viskas eina, nu, per pypkę. Jo, aš esu tokį, žinai, irgi kažkaip turėjus, nu, pavyzdžiui, kai savo svajonę dirbtuvės dariau, žinai, ir ten buvo, nu, tikrai nemažai dalyvių buvo. Bet kažkaip vieną dieną daugiau, kitą dieną mažiau ateina, ten 4 susitikimai buvo ir vienas susitikimas buvo, kai viena atvarė. Ačiū, Šarūnė. Bet esmė, aš tuo metu, kai aš supratau, kad jinai bus tik viena ir aš taip viduj nušūdas. Kažkokį tokį, žinai, ką aš darau ne tai? Kas čia, žinai, negerai. Nors jau, ta prasme, tai nėra, kad, nu, tie žmonės, jie pasižiūrės įrašą. Tipo, viskas tvarkoj. Jie tiesiog šiuo metu negalėjo, bet vat kažkoks, tai šūdas, tai aš čia kažką ne taip darau, žinai. Bet tada kažkaip suvoki, kad tada taip sugrįžau į save, žinai, galvoju, pala, čia ne apie mane. Tie žmonės, kurie neatėjo, jie tikrai neatėjo dėl to, kad negali, o ne dėl to, kad norėjo man parodyti, kad čia šudinai varau. Tu šūdas. Aš nusipirku dalyką iš tos, bet tu šūdas. Ir neteisiu. Ir neteisiu, kad tas būtų negera. Tai va, žinai, ir kai aš tą suvokiau, kažkaip toksai buvo, žinai, tokia ramybė atėjo, taigi, nu tai jo, tai liuks, tai, nes gal aš šiandien tik tai vienam žmogui ir turiu kažko, žinai, savo vidinės energijos kažkokios. Taip.
Ir it's okay, tai gerai, tai ačiū Dievui, tada kiti žmonės pasižiūrės įrašą, žinai. Gal tas įrašas gausis daug geresnis, negu būtų buvęs, jeigu būtų buvę daugiau žmonių ir aš ten ką nors, žinai, netaip jausdamasi, ką nors, žinai, būčiau nusišnekėjus, pavyzdžiui, žinai. Kas visą laiką įmanoma nusišnekėti. Ypač kai daug šnekėti, tai labai gali nusišnekėti lengvai. Aš buvau prieš porą savaičių Lilą žaidžiau. Ir, man tai geriausia žinutė, kokią įsinešiu iš čia, kad, turi 100% pasitikėti savim, ir tada, tas pasitikėjimas visat ateina savaime. Kad tu tiesiog, tu tą akimirką, kiek gali padaryti, tiek padarėjai. Vadinasi, taip turėjo būti. Ir nebus kitaip, nes jeigu tu praleisi dar laiką kažkaip gailėdamasi dėl kažkokių dalykų, tai čia iš viso kiek daug energijos atiduodi kažkokiam tai reikalui, neaiškiam. Bet tas irgi, to forsuoti, tas pabiškė ateina. Bet aš vis kažkaip savo kažką padarau ir tai. O aš pasitikiu savim 100% pasitikiu savim. Ir tada kažkaip ta ramybė aplanko kūną ir taip. Galima toliau. Jau renkasi žmonės, ne? Tai galim tada ir pabaigti su šitu žmonių rinkimuose, ne, į salę vis tiek ir tau reikia dar ir treniruotės šiandien ir ruoštis. Daug morališkai ruošies prieš treniruotės. Aš pati šią savaitę nesportuoju. Ilsiuosi. O kai vedi? Reikia pasiruošti, kažkiek tai reikia. Susicentruoti, ne? Kažkaip tai būna. Būna visaip, žinai. Prieš savo treniruotės mėgstu pasiruošti kažkaip ir prieš kitus. Tai yra kažkokia ritualą, ką darai? Aš mėgstu klausyti muziką. Kažkaip taip įsiveda. Įsiveda. Pakvapuot, prisimint, ką aš čia dėl ko ir vedu ir, žinai, ne kažkam kažką įrodyčiau, tokia, žinai, nes būna, jie sugrįžta, čia tiesiog, man atrodo, kaip treniruojamės kūną, taip treniruojam ir savo mintis. Tai aš apsiėmu treniravimu, prieš treniruotės apsiėmu treniravimu savo minčių. Ir treniruotės metu irgi stengiuosi būti sąmoninga ir treniruoti tam tikrus dalykus. Labai gražu. Labai ačiū, kad labai smagu buvo pasikalbėti. Labai, tikrai. Ačiū tau labai, Anelė. Ir esu labai dėkinga, kad pasirašėjai šitai avantiūrai. Ir tiesiog labai gera, buvo labai įdomu išgirsti tavo tą perspektyvą, nes jinai tikrai, tokia unikali, žinai. Kažkaip, man atrodo, nedaug žmonių dar šiais laikais sureikšmina tą emociją, žinai, ir tą, žinai, tokį savęs girdėjimą ir dar tavo tą perspektyvą per tą kovinį sportą, jinai iš viso labai daug tokios, nežinau, man tai stiprybės duoda, toks kažkoks, žinai, turi sukaupti tą drąsą, tą stiprybę ir būti tame, ne, ir tada tai, ką tu darai su savo kūnu, tai persiduoda ir į protą. Visiškai, kaip sakau, aš šitam sportui esu ne dėl to, kad man patogu ir man labai patiktų. Man tas patikimas atėjo per kitus dalykus. Tai Anelė, ačiū tau labai dar kartelį, kad tu čia esi, kad atėjai, kad pasidalinai savo unikalią perspektyvą, savo suvokimu, tą meilę tam kovos sportui ir kad pasidalinai tuo, kad kiek tai persideda, iš kūno nepersideda į protą, į gyvenimą, į jausmus. Ačiū tau, kad pakvietei mane ir turiu vietą, kur pasidalinti ir papasakoti, kad tai nėra tik tai kažkoks fizinis dalykas. Taip. Labai gražu, kad tas tavo, toks, vis sugrįžti į tą, kad svarbiausia yra sąmoningumas tam momente, ne? Bet koks dalykas, kurį darom, gali patapti praktika. Jo. Kažkokio sąmoningumo praktika.